Taigi sveiki, mano pranešime bus daugiau paveiksliukų, negu pas Gintą, mažiau teksto, bet daugiau paveiksliukų. Ir iš tiesų, tęsiant prieš tai buvusio pranešimo kryptį apie archeologiją, bandysiu nuvesti tais archeologiniais Nagevičiaus pėdsakais į mūsų kraštą, į Skuodo rajoną. Tų pėdsakų nėra daug, bet jie yra ypatingai ryškus. Ir tai, žinoma, aš kalbėsiu apie mūsų Apuolę, nes tai yra iš tiesų vienas svarbiausių reikšmingiausių kaip Nagevičiaus, kaip archeologo darbų šitie kasinėjimai. Žinoma, jie prasidėjo, kaip žinia, didieji kasinėjimai prasidėjo 1928 metais, vyko 4 tyrimo sezonus. Juos pradėjo profesorius Eduardas Volteris, tai 28-29 metais. Na ir 31-32 metais buvo kaip ir 3 tyrimų vadovai, tai tas pats Eduardas Volteris, Vladas Nagevičius ir švedų archeologas Birger Nermanas. Tačiau, žinant Nagevičiaus visus organizacinius sugebėjimus, jis tas išryškėjo kaip būtent tų kasinėjimų lyderis. Tiesiog, kas nežino, čia dar toks vaizdelis, kur Apuolė, kas nebuvot, gal senai buvot. Taip pat noriu paminėti, kad didžiąją dalį nuotraukų ir iliustracijų būtent ir naudosiu iš Vytauto didžiojo karo muziejaus fondų. Iš albumo, kurio nuotraukos turbūt kels truputėlį toliau. Kad įsivažiuoti truputėlį, tai šitaip atrodo mūsų piliakalnis šiandien, prieš keletą dienų, žalias ir smagus. Tai vaizdas iš šiaurinės pusės, po kol kas naujausio 2019 metų tyrimų ir mano minėtas albumas, kurio vaizdus jūs matysite viso pranešimo metu. Taip pat jau Gintautas minėjo apie Nagevičiaus tyrimuose naudotas įvairias metodikas ir visokias naujoves. Aš apie jas truputėlį taip pat pakalbėsiu, taip paminėsiu, bet viena iš tų galbūt tokių, bent jau man tai naujovė būtų, kad buvo pagamintas ir gipsinis modelis. Jo tokia istorija, kad galbūt ir mūsų krašto žmonės jau ilgai ieškojo, kreipėsi ir į karo muziejų. Ir labai džiaugiamės, kad vykdant parodą Atodangos Apuoliai 1170, mes Skuodo muziejus buvom parsivežę tą tyrimų maketą. Žinoma, maketas buvo pagamintas po Nagevičiaus tyrimų, tačiau tai papildė ir mūsų ekspoziciją. Ir jums tiesiog geriau įsivaizduoti, kaip atrodo piliakalnio reljefas. Vykusios ekspedicijos 31-32 metais tikslai buvo pagrindė 3, tai yra ištirti kalno paviršių, išsiaiškinti jo pylimų konstrukciją, ir piliakalnio apylinkėje ieškoti ir tirti buvusias senovės gyvenamąsias vietas bei kapinynus. Taigi 31 metais tą sunkųjį darbą iš tiesų apsėmė pats Nagevičius, tą būtent didžiojo rytinio pylimo pjūvio tyrimus, vėliau taip pat vykdyti ir šulinio tyrimai. Taigi 31 metais visa ekspedicija vyko 1,5 mėnesio. Buvo nurodyta, kad berods 38 darbininkai kartu su pagalbiniu personalu dirbo. O šalimais taip pat, žinoma, gal truputį nepaminėjau, kad Birger Nermanas, tas švedų archeologas atvykęs, jisai ištyrė ir kelias perkasis vakarinėje, jeigu neklystu, aikštelės dalyje, tačiau jis galbūt labiau norėjosi orientuotis į kapinyno tyrimus, ieškoti tų skandinaviškų šaknų. 32 metais buvo ištirtas mažasis pylimas, ir vartų vieta. Ir tie tyrimai jau buvo gerokai mažesni, tiek laiko atžvilgių, nes, kaip nurodyta, vyko tik 3 savaitės, jų finansavimas, kiek užskaičiau, taip pat buvo gerokai mažesnis ir žmonių buvo mažiau ir jiem buvo mažiau mokama. Vietoj, man atrodo, 7 litų ar 5 litus į dieną.
Taip pat dar paskatinimas iš Nagevičiaus 31 metų tyrimuose buvo, kad už kiekvieną kažkokį eksponatą dar po papildomus 5 centus zamokėta. Bent jau tyrimo dienoraštį, jeigu neklysiu, tai buvo paminėta. Šitų 2 sezonų tyrimo planas, jeigu grinai imtumėm Nagevičiaus tyrimus, tai kur yra tamsiau pažymėta, tai pylimo skersinis pjūvis ir didžiojo pylimo šiaurinė dalis, kadangi pradėjusi buvo griūti, žinoma, situacija nelabai pasikeitė ir šiai dienai, 19 metais buvo tvarkyta ta dalis, nes ten yra daugybė urvų, nežinau, lapių ar barsukų, tačiau jie labai kenkia tai pylimo daliai, ir netgi šiai dienai vėl galima rasti įvairiausių išmetamų ten molių gabalų ir panašiai, nes tie urvai, žinoma, atsinaujina. Ir Nagevičiaus tyrimo, kaip minėjau, dar ten vidury yra toks kvadratukas, tai čia Puolės šulinys, kurį jis tyrė 31 metais. Jums prieš akis dabar yra didžiojo pylimo tranšėjus, tas skersinis pjūvis. Tai truputėlį apie jį, kad buvo numatyta jį daryti gerokai didesnį, tai yra, jeigu viršai dabar matot 9 metrus, tai buvo planuota 19 metrų pločio viršuje daryti, jei neklystų, po 7 terasas kiekvienoje sienelėje, po metrą aukštį ir metrą plotį, ir apačioje pagrindas turėjo būti 5 metrų pločio. Tačiau pasitarus su Birger Nermanu, kuris turėjo, Nagevičiui pasitarus su Birger Nermanu, kuris turėjo gerokai didesnę tyrimo patirtį, nuspręsta tą pjūvį sumažinti. Tai viršuje mes beturime 9 metrus, apačioje 3. Ir terasos irgi yra pakeistos, tai 2 metrai aukščio ir metras pločio. Tai tokiam akcentėlį. Ir pirmieji turbūt tyrimo vaizdai, nuimant velėną, atidengiant didįjį pylimą, tai kaip matote jau išryškėjo ir akmenų grindiniai. Taip pat, kaip minėjo ir Gintautas Zabiela, ta tyrimų metodika, tai tuos kuoliukus, ką matote, kas ne archeologai, tai yra ta vadinamoji kvadratų sistema. Ir iš tiesų Nagevičius stengiasi viską vykdyti labai kruopščiai. Jį patį jūs matote taip pat dešinėje. Centre yra Birger Nermanas, kairėje nepasakysiu, kas per asmenybė. Jums prieš akis taip pat yra atsidengę kapai. Šie kapai buvo surasti didžiojo pylimo viršuje. Tai yra, vienu rašo 15-17, kitur 16-17 amžiaus kaimo kapinaitės. Tai taip pat literatūroje vienu rašo 7, kitur 9 lentiniai karstai atidengti, ir be įkapių. Tai tokia, nebuvo tikėtasi, kad tų palaidojimų tokioje vietoje. Vienas iš tų uždavinių, ką minėjau pradžioje pranešimo, tai buvo pylimo struktūra išsiaiškinti. Ir ji buvo išsiaiškinta, tai kad pylimo aukštinimas vyko 4 etapais. Pats įdomiausias ir galbūt klaidingas sakyti reikšmingiausias, bet istoriškai, kadangi dabar daug kas linkia į tą vikingų epochą gilintis, tai būtent trečiąjį sluoksnį imtumėm, kur matomėm tokius taškiukus, tai čia būtų sienų rąstų galai ir viršuje dar truputėlį matos akmeniniai grindiniai. Tai šios sienų, šie liekučiai yra siejami būtent su 9 amžiaus vikingų antpoliu į Apolę, į Kuršių kraštus. Tai taip pat vaizdai tos minėtos mano sienos. Rąstai dėti vieni ant kito, tvirtinti nuo 50 iki 80 cm dydžio tašytomis ąžuolinėmis vinimis. Ir tarp tų sienų fragmentų buvo surasta apie 70 vienetų, įvardinkim taip, skandinaviškų sterilių antgalių, kaip minėjau, kurie ir patvirtina tą
sąsają su rašytiniais šaltiniais apie vikingų antpuolius. Na, o jums dabar taip pat prieš akis yra visa komanda graži, tai visų neišminėsiu, bet ilgų paltų ir skrybėlio tai būtų mūsų Pranas Žadeikis, šalia taip pat besišypsantis Vladas Nagevičius, šalia Birger Nermanas, na ir kita eilė garbių svečių. Tų svečių tyrimuose, Apolės tyrimuose tikrai netrūko. Dienoraštyje ar ataskaitai, dabar nepasakysiu tiksliai, bet minėta, kad buvo netgi tokia diena, kai tyrimas apsilankė per 300 žmonių. Nes dažnai plaukdavo ekskursijos, na ir vietiniai atvažiuodavo ir, na, daug garbių svečių. Ir pats Nagevičius vesdavo tokias kaip ir paskaitėlės atvykusiems. Galbūt jeigu matėte Apolės tyrimų filmą, tai ten yra pavaizduota, kaip visi bėginėja nuo didžiojo pylimo, pačio tas ekskursijų dalyviai. Kalbant apie šį vaizdą, jis turi dar tokią papildomą reikšmę, kad manoma, kad pagal jį Zofija Kochanauskienė 20 amžiaus 4 dešimtmetyje tapė Apolės tyrimo paveikslą, kurį, jeigu neklysiu, užsakė Vytauto didžiojo karo muziejus ir jisai, tikiuosi, kad ir neklysiu, kad jis užsakinėdavo visokius, tarkim, paveikslus pase, tai vienas iš jų yra Apolės tyrimų. Taip pat dar noriu paminėti, kad jūs šoneliuose galbūt pat matote tas vėliavas, tai yra Lietuvos ir Švedijos vėliavas ir, na, iš tiesų tai parodo, na, kokia buvo pagarba tam visam tyrimui, tai ekspedicijai. O čia mano minėtas paveikslas, kurį mes buvom parsivežę iš karo muziejaus pas save 23 metais. Jis iš tiesų yra įspūdingas tą įspūdį ir padaro savo dydžiu, nes yra 2,5 metro ant 1,30 m. Įspūdingas ir savo spalvom ir savo dydžiu, iš ties. Ir tuos Nagevičiaus tyrimus, kad jie nebūtų tiesiog nugulę į ataskaitas kažkur leidiniuose, kad galbūt, sakykim, paprastesni žmonės, kurie netiek domisi tą mokslinę literatūrą, mūsų tiek informacinis centras, tiek savivaldybė norėjo ištraukti į viešumą ir kaip tik tam ateinančiam lankytojui parodyti, kad kokie tyrimai, kokia jų galybė vyko, tai buvo nuspręsta tą paveikslo vaizdą perkelti į piliakalnio prieigas. Na, o šioje nuotraukoje, jeigu gerai įsižiūrėjus, tai galima pamatyti ten tokį nežymų įdubimą, tai čia ir turėtų būti ta pylimo pjūvio vieta, kurią jūs matėte prieš tai nuotraukose. Kitas labai svarbus objektas Apolėje, tai būtent yra Apolės šulinys, jo atidengimas, na, jis siekia nuo 4,5 iki 4 metrų dydžio, kažkur iki 1,5 metro gylio. Kaip matote, čia taip pat priliniuoti stovi ir pats Vladas Nagevičius. Na, dėja, šiais laikais ta reikšmė galbūt nebuvo tos tokios pompastikos, tiesiog archeologai paprastai nufotografuoja ir viskas. Tai nuotraukai iš naujausių 2019 metų tyrimų galbūt svarbu paminėti, kad 2018 metais ištirta šulinio vakarinė dalis, o 2019 metais šulinis kaip ir baigtas, sakykime, tirta jo rytinė dalis. Tai ką atkasė archeologai būtent 2019 metais, tai dar yra truputėlį buvo matoma, tai yra rasto liekanų, na ir jie buvo uždengti ir tiesiog palikti in situ ir užkasti ateities kartom, na jeigu kažkas beliks. Dar vieną nuotraukėlę. Na ir kaip atrodo vaizdas, žinoma, o šiandien viską užkasus ir sutvarkius. Taip pat svarbus akcentėlis yra, kad po Apolės ir vėliau sekusių 33-34 metais įpiltės piliakalnių kasinėjimų
karo muziejus priešistorės skyrius buvo papildytais tais naujais eksponatais susijusiais su priešistorinių laikų pilių statyba. Ir būtent, buvo paruošta ta ekspozicija su, sakykime, tais rastais, sienų, fragmentais ištrauktais iš Apuolės. Ir kaip jau minėjo Gintautas, tai žinoma buvo tų naujovių archeologijų, kaip būtent aerofotografija. Taip pat buvo, kaip jau taip pat minėta, ir viso kasinėjimo proceso filmavimas, taip pat filmas juk buvo parengtas ir net galbūt išsamiau sudėliotas apie įpiltės kasinėjimus. Ir žinoma, išryškėjo ypatingas dėmesys tinkamam radinių fiksavimui ir tyrinėjimui, nes, kaip ir minėta, tai Nagevičiaus tyrimuose tai buvo imti mėginiai, dalyvavo ir geologas. Tiesiog to kruopštumo buvo iš tiesų daug. Kalbant apie rezultatus, tai kad Apuolės archeologiniai tyrimai tapo, iš ties tikrų 1931 metų mokslinio ir kultūrinio Lietuvos gyvenimo įvykio. Radiniai nors ir negausus, tačiau buvo sensacingi. Surastas mano jau minėtas ir rodytos 16-17 amžiaus kaimo kapinaitės. Ir svarbiausia turbūt tai, kad nustatyti pylimo tie įrengimo etapai. Ir ta medžiaga yra remiamas ir šiandien. Kalbant apie sklaidą, kad tie tyrimai iš tiesų nenugulė kažkur archyvuose, kaip turbūt dauguma archeologinių tyrimų būna, kad galbūt ir archeologai patys šiek tiek pamiršta, arba galbūt neįdomu, yra svarbesnių objektų, svarbesnių darbų. Tai Apuolė vis dar, visą tą laikotarpį judėjo į priekį ir vis dar sėkmingai juda. Nagevičius taip pat skaitė paskaitą Londone apie Apuolės tyrinėjimus. Bijau tik pameluoti, galbūt čia suklydau, Gintautas pasakys, paskaita Stokholme, ar visgi jūs minėjote Osle, tai turbūt Osle, būsiu suklydus. Taigi, taip pat parašyta ir istorinė apysaka, Merūnas istorinė apysaka iš Apuolės laikų. Ten taip pat yra pora nuotraukų įdėta iš Apuolės piliakalnio tyrimo, taip pat paties Nagevičiaus portretas. Čia taip pat jūsų kolegos Juliaus Kanarsko straipsnelis, tačiau tų straipsnelių buvo iš tiesų daugybė. Kaip minėjo ir Gintautas, apie Nagevičių rašė ir apie jo tyrimus rašė labai plačiai ir Lietuvos aidas, ir Karys, ir kiti, ne tik laikraščiai, bet ir leidiniai. Ilgą laiką tyrimai Apuolės nebuvo skelbti, tada galiu pasidžiaugti, turbūt visi galime pasidžiaugti, kad 2009 metais buvo parengtas leidinys ir didieji Apuolės tyrimai nuo 28 iki 32 metų sudėti į leidinį, žinoma, to pačiu ir Nagevičiaus. O 2009 metais tas leidinys yra vokiečių kalba, o 2021 metais mes turime jau leidinį ir lietuvių kalba. Ir naujausias turbūt produktas susijęs su Apuolėm yra tai, kad šiuo metu Skuodo muziejus vykdo projektą, virtualios realybės projektą Apuolės pilis atgimimas. Ir mes dirbame su skaitmeniniu turinio, turbūt galima sakyti, kūrėjais Mono Studio. Ir žinoma, su Gintautu Zabiela, kuris mus labai gausiai konsultuoja, kad nenuklystume klystkeliais. Ir esmė tokia, kad Skuodo muziejus šiuo metu stato virtualią Apuolės pilį. Ir labai tikimės, kad metų pabaigoje, lapkričio ar gruodžio mėnesį, galėsime tą savo virtualią pilį jau plačiai pristatyti visuomeniai. Tai čia tiesiog vaizdelis iš nuotraukai iš paskutinio renginio, kur jau buvo pradėtas projekto pristatymas, būtent Apuolės festivalyje šiuo metu. Tai tokia žinia jau truputėlį pradėjo sklisti. Ir tiesiog dar akių džiaugsmai, dar kartelį paveikslų vaizdas. Ačiū.